šita pamokėlė bus labiau skirta naujokams. Joje papasakosiu šiek tiek apie sluoksnius ir apie visus kairiai pusėje beveik esančius tos pagrindinius įrankius. Tai vat, pradžiui spaudžiu 2 kartus, kad nuimti tą spynelę, kad galėčiau redaguoti sluoksnį. Čia apačioje galima ištrinti sluoksnį, sukurti naują sluoksnį, sukurti sluoksnių aplankalą. O pavyzdžiui, šitą naują sluoksnį įkelti į aplankalą. Galima šiek tiek papaišyti. Ir va, matome, kaip susidėstė ties visi sluoksniai. Galima atidaryti aplankalą. Padarius per matomą šitą sluoksnį, 50% tarkim, tai matome, kas už to sluoksnį yra. Pavyzdžiui, ta mergina. Pavyzdžiui, 100% tai jau nebesimato. O jeigu iš vis išjungus, paspaudus akytę, išjungia visą grupę, arba atskirai galima sluoksnį išjungti. Ir iš vis tada nesimato tų sluoksnių ir matome, kas už tų sluoksnių. Ištrinam. Tai va, pradžiai dar įsikelsim vieną papildomą sluoksnį. Nu, tarkim, čia aš pasirinku bet kokį sluoksnį. Adidas. Čia galima tai išjungti. Tai va, paprasčiausias įrankis tiesiog tą visą sluoksnį judinti. Gali ir patį tą sluoksnį judinti. Kokį pasirinkti tokį ir judinį. Galima dar 2 kartus pasispaudus per vadinį sluoksnį. Čia tokie paprasti įrankiai pasirinkimo. Select tool. Taip pat galima iš merginos, pavyzdžiui, pasirinkti, tarkim, kvadratą kažkokį. Ir galima, aišku, tarkim, atvirkštinį pasirinkimą padaryti. Kad va tas pasirinkimas būtų, galima dar papaišyti, nu, kad pasirinkimas būtų atvirkščias. O jeigu paprastai pasirinkti tokį, tai va, gali kopijuoti, pavyzdžiui, nukopijuoti tą visą pasirinkimą. Naujas sluoksnis atsidaro. Galima, aišku, cut padaryti. Ištrinti pasirinkimo, cut galima padaryti ir visokių panašiai. Fill, va, pavyzdžiui. Ir juoda spalva. Apie lasso tool, čia irgi kaip pasirinkimo įrankis. Čia toks freehand lasso gaunasi. Vienu žodžiu, jeigu netyčia nugrybaus kur nors pelė, tai galit nepataikyti ir vėl per naują reikės bražyti. Pavyzdžiui, taip va. Čia, tarkim, nugrybauja ir viskas jau grįžti nebegalima. Ir va toks pasirinkimas gaunasi. O aš naudoju daugiausiai polygonalas. Čia va su paspaudimais. Tiesiog apibraukiam, tarkim, tą ausinę. Ir va, galima pasirinkti, tarkim, feather, kad iškirptų ausinę. Čia toks, tas feather yra toks kaip sušvelninimo kampų įrankis. Ir viena žodžio, va dabar iškopijavus jį ir išjungus tą sluoksnį, matome, tą sušvelninimą yra. Toksai šiek tiek ant galo 50% per matomumas. O jeigu nedarytume feather, pavyzdžiui, aš dabar iškirpsiu tą sluoksnį ir pasirinkam 0. 0,1. Ir va tada iškirpam šitą sluoksnį ir išjungiam. Ir matome, kad beveik tų iškirpimo nėra. Pavyzdžiui, matome čia dešiniai pusėje iškirptas tas sušvelninimas, toksai perėjimas, o viršų beveik nėra. Tai tas yra toks sušvelninimas kampų. Po to yra įrankis toksai, kad čia va, Magic Wand Tool. Jis pagrindė naudojimas, kai labai dideli būna šviesos skirtumai, tarkim, juoda vos ne ant balto arba ruda ant balto. Ir vienu žodžiu, pasirinkus, tarkim, šviesią spalvą ir kai būna susilieję spalvos, tada labai netiksliai pasižymi. Tarkim, gali pasižymėti, tarkim, patį tą tik tais Adidas tą ženkliuką arba šitą va ženkliuką, nu vienu žodžiu, kad kai būna tie dideli spalvos skirtumai. Po to čia crop įrankis va paprastas. Aišku, mums dar pasirinkimas liko. Neliko. Ir va, tarkim, apibrėži, tarkim, galvą.
su kropu ir spaudžiame Enter ir jums iškirpa. Ir gali, tarkim, profilį nuotrauką ten redaguoti ar panašiai ir iškirpti ką nors. Sekantis įrankis pipetė gaunasi. Tai pasirinkam tą sluoksnį, aišku, kad žymėtumėm. Su pipetė pagrindė spalvas parinkti, nuspausti. O pavyzdžiui, dešiniai pusė matome, kokią spalvą parinkti. Ir nuspaudus matome, kokia pirmai buvo spalva, juoda, tarkim, ta žalia, mėlynava. Ir kaip atleidė, tarkim, tokį ir gali papaišyti tą spalvą ir esi pasirinkti. Po to dar yra Spot Healing braštulas. Aišku, su juo ten pagrindė kokius spuogus šalinti, bet kad čia jų nelabai yra, nes turbūt nuotraukoje buvo photoshopinta. Bet tarkim, pasididinus šitą įrankį, paspaudžiam ant akies, ją užtušuoja. Na, aišku, čia pagal dydį, ten pagal spuogą gali pasirinkti, tarkim, burną kokią nors bandam tušuoti. Nu, aišku, čia, kai labai dideli objektai, tai ir tiksliai labai nepadaro. Ten pagrindė tokiam taškiukam šalinti. Dar kartais naudoju tokį path tool ar patch tool, nesvarbu. Tai tiesiog pasirinkam tam tikrą teritoriją ir nutempiam į panašią vietą. Ir aišku, kai kraštuose būna tokie kraštuose plaukai kokie nors, va, tarkim, būna čia. Tai labai netiksliai nusikopijuoja. Pagrindė reikia dalim kopijuoti. Kad aplinkui būtų tokia kaip šisi teritorija. Čia irgi nelabai tų įrankų naudoju, bet jį galima kur nors pritaikyti. Po to va, brušai yra. Pagrindai aš naudoju dviejų tipo brušus. Tai va, tarkim, apiešim. Čia va paprastas soft brušas. Aišku, ausinė mums išjungsim, nereikia to ausinių. Galim iš vis ištrinti. Pasirinkam juodą spalvą, kad geriau matytųsi. Va, toks soft brušas yra. Ir dar paprastą tokį naudoju. Rečiau tokį, šitą, kuris va tokių sušvelninimų neturi, tiesiog paprastą tašką tokį padeda. Aišku, dydį gali reguliuoti su laužtiniais kliaustais, gali tokį taškiuką, gali tokį taškiuką. Bet, sakau, pagrindinis įrankis mano soft. Jeigu per didelis sušvelninimas, tai aš kampus prisiartinęs, apipiešiu, tarkim, čia va. Po to čia vieną įrankį biškį peršoksim. Čia toks įrankis yra, atkuria originalų tą šitą paveiksliuką originalų. O tarkim, čia va trintukas yra, tai su juo ištrinus viskas išsitrina. O su šituo išsitrina viskas, kas jau užpaišyta buvo, tarkim, nors ir ištrinta, gali tą patį trintuką ištrinti, kad, nu, atkuria originalią nuotrauką su šituo. Tiesiog irgi išpaišai. Clone Stamp Toolas yra kaip toksai va pasižymė su alt mygtuku, takinukas toksai yra, pasižymė, tarkim, akį ir atleidė. Tada pradeda kur nors piešti, gali net ir ant kaktos kokią akį nupiešti, spaudė ir va nupiešti akį. Ir va, gaunasi ciklopas gražus labai. Po to Gradient Toolas yra. Aišku, nedarysim gal ant jas čia, tarkim, ant to pačio adidės sluoksnio. Tai va, čia yra tokie, kaip pavyzdžiui dabar užrakinčiau tą sluoksnį. Jeigu atrakinus būtų, tai viską užpaišytų lauk. O jeigu užrakini, tai tik tais va, būtent šitą sluoksnį keičia. Tai va, aš adidės, tarkim, pasirinkau Gradient Toolą. Čia gali pasirinkti nors spalvą, tarkim, nuo raudonos iki žalios. Aišku, spalvos galite pagal nustatymus reguliuotis. Ir va, tarkim, brauki žemyn. Ir va, gaunasi toksai va. Dažą, tai gali va, nuo juodos iki baltos padaryti. Ir po to paprastas kibiriukas yra, tiesiog užpaišyti tas panašias spalvas, arba galima, aišku, pasirinkti tam tikrą vietą, susikurti naują sluoksnį, žinoma, ir su kibiriuku užpiešti tą tuščią vietą. Ir aišku, nuimi ir tada būna toksai užpaišymas, aišku, tas spinelė mums nebereikalinga daugiau. Toliau, Blur Toolas, tai čia tokį sulėjimą kaip daro. Tarkim, galima paišyti apie ausinę.
Jau matome kelis kartus nupiešėm ir va sulieja. Toliau prie to bluro dešinį paspaudus galima pasirinkti šarpintuvą. Tai jis toksai kaip paštrinimas gaunasi. Žodžiu, kelis kartus va paspaudus jis pakrauna ir tokius va šiek tiek paryškina. Va matome, dar vieną kartą paspausim ir atkursim, čia krauna. Atkursim originalią nuotrauką šalimais ir va matosi šiek tiek toksai va paryškinimas buvo. Na aišku, čia gali pastiprinti reikia, čia galima stiprumą reguliuoti kiekvieną įrankį. Po to yra dar smilkytuvas. Čia nežinau, galima su juo kažką padaryti. Toksai kaip ar siūlėjimas, ar nutampimas, va pavyzdžiui. Galima kai kurius sluoksnius, aišku, čia kaip labiau kaip peizioji, ką nors, ant tokių nuotraukų, ar ant sijonų, kur labai ryškios čia detalės nelabai panaudos. Čia toliau galima dešinį paspaudus pasirinkti Dodge tool. Tai jis tiesiog šviesina. Va, spaudus kelis kartus pašviesina. Sekantis burn toolas, irgi pasidinam šiek tiek įrankį, su juo, atvirkščiai, patamsinti. Po to yra kempinė, čia galima stiprumą reguliuoti, nuimam spalvas visas su kempinė. Toliau eina pen toolas. Čia panašiai kaip laso toolas irgi gali naudoti bet va pavyzdžiui gali va net aplink tą barzdą eiti, užspaudi, tiesiog užlaikius, vos net tokius galima padaryti dalykus. Aišku, čia su juo dar reikia praktikos, vienu žodžiu kaip gražiai ten kampus apeiti, arba gali paprastai apeiti, taip, ir padaryti net, tarkim, net make selection. Aišku, padarys tokį, nes aš net nedapiešiau. Dar po to galima padaryti, kad nupieštų tarkim tą figūrą, kur nupiešiai. Po to galima padaryti, kad visą tą juostą jum brušą pieštų. O tarkim nupiešiau tokį brušą. Koks brušas pagrindinis seniau buvo, toks ir va, pavyzdžiui, dabar šį kartą galima padidinti, pasirinkite pentulą. Ir va irgi vėl brušą paspaudė, dabar vėl didelį tą nupiešė. Toliau, kas čia? Paprastas tekstas. Aišku, mums daugiau to pentulo neprireiks, nes kai jis būna, kartais kokių funkcijų neleidžia daryti. Toliau tekstas paprastas. Apibraukit norimą teritoriją ir rašai kokį tekstas, pavyzdžiui. Tekst. Pasirinkti, aišku, gali spalvą pasirinkti pažymėjęs, bet kokią spalvą gali pasirinkti. Tarkim, pavyzdžiui, raudoną. Dydį gali reguliuoti viską, šriftą gali reguliuoti. Čia tokie va paprasti viršui. Ir aišku, daugiau ten yra teksto redagavimo funkcijų, ten šešėlį padaryti, ramelį teksto ir panašiai. Bet čia jau labai pamoką išplės. Po to paprastas tekstas, tas įrankis Path Selection Tools. Tai va irgi pasižymė. Tarkim, čia va escape paspaudė. Dar escape. Čia lieka tie. Jie lieka kol neištrynė. Arba kol ko nors nepadarai su jais. Tai va tas įrankis parenka tuos. Čia va, kurį nori būtent. Aišku, mums dabar neprireiks. Čia toks pasirinkimas. Čia paprastas figūras gali sukurti, kad nupieštų jas. Tarkim, galiu pasirinkti rectangle tool. Va. Ir čia tokių figūryčių galima pripiešti, sakykime. Šitas įrankis, manau, daug kas žino, irgi paprastas pavaikščioti per visą paveiksliuką. Po to įrankis šito aš nelabai iš viso nenaudoju, nes aš pagrindė artinu, nors ir brušą pasėmė su alt užspaudęs mygtuku ir ratuką sukioj. Nes nelabai manau, kad čia patogu būtų kiekvieną kartą tą keitinėti įrankį ir didinti mažinti. Toliau čia spalvų pasirinkimas, tarkim pasirinkti rudą spalvą ir čia automatiškai rudą pasirinkti. Gali keitilioti spalvos, tarkim čia raudona, čia ruda, visai keitinėti. Čia gali iš vis pasirinkti juodą baltą visą. Bet aišku ir vėl gali keisti, vėl gali juodą baltą. Čia yra toksai
nelabai aš irgi naudoju. Su brušu gali pasirinkti, tarkim, teritoriją, raudonai apsišvies, kurios nepasirinkti. Tarkim, čia apibrėžiu raudonai ir atspaudus tą įrankį pasirenka va tą teritoriją, būtent kurios aš nenorėjau pasirinkti. Ir vienu žodžiu apipiešia tik tą vietą, kurios aš nenorėjau pasirinkti, ir vienu žodžiu galiu aplink tą vietą nepiešti. Tarkim, aš dabar pasirinkau, kad aplink veidą nepiešti ir man aplink veidą nepiešia. O čia toks įrankis, toks įrankis, kad nelabai čia įrankis. Tiesiog gali pasirinkti ar full screen, ar kokį. Manau, toks patogiausias, nes tiek kažkada norės išeiti kur nors. Po to šiek tiek apie išsaugojimo formatus. Pavyzdžiui, CVS. Tai čia yra 3 skaityk pagrindiniai formatai. PSD būtų, tai čia pats Photoshopo tas formatas. Pavyzdžiui, nebaigė darbą ir norit ten kur nors išeiti ar panašiai. Tai išsaugot šito formatu ir atsidarius šitą formatą darysim visus sluoksnius buvusius, kur norėjot, vienu žodžiu, kur turėti visus tos sluoksnius. Ir vienu žodžiu, tie sluoksniai visi nedings. Sekantis formatas, kuris labiau naudojimas, yra JPG, tai yra paprastas paveiksliukas, o kur, tarkim, tokių vietų nebūna, pavyzdžiui, ištrinus šitą vietą, tai JPG formatas nudažo į tą vietą baltai. Po to yra dar vienas įrankis PNG. Tai jį kaip išsaugai, gali kur nors ten kelti į įvairias programas ar į patį Photoshopą, kai kėlus tą paveiksliuką. Na, aišku, ten bus kaip paprastas paveiksliukas, nebus tų visų sluoksnių, bet ta vieta jau matysis, kad ištrinta ir jos nedarys baltos. Nu, tokia kaip permatoma, jos net nėra, o JPG formatas jau dažo baltai. Nu, tai tiek. Jeigu kokių pamokų norėsit, visada prašykit.